Na, vizito tikslas yra iš tikrųjų atvykti, susipažinti, išgirsti, kuo žmonės gyvena ir kokios yra problemos, atsakyti į jų užduodamus klausimus. Turiu pasakyti, kad maloniai esu nustebintas. Nesu buvęs Teriko gamyklai, man daug kur tenka laikintis įvairius kolektyvus aplankyti, bet tikrai Kretingoje mačiau tokį didelį, modernų, šiuolaikišką proveržį, kaip žmonės gali savo tėviškės aplinkoje sukurti tikrai labai gerus sprendimus, kurie garantuoja ir jiem pajamas, garantuoja ten gyvenantiems žmonėms darbo vietas, garsina save ir Lietuvos vardą, ir tą, ką mes matėme, gamybą pačią ir sklaidą, kur tai tikrai yra labai daug. Tai ačiū labai, daktarė, ačiū čia už tą parodymą ir jau sakiau, už tą, ką jūs darote, ir noriu keletui kolegų padėkoti atskirai. Tai pirmiausia, norėčiau padėkoti Kretingos fizinės medicinos ir reabilitacijos tarnybos kineziterapeutai Aleksandrai Jonelienei. Valio. Taip pat Dainai Drakšienei. Vilmai Želvienei. Matėm puikiai tvarkomą Kretingos ligoninę. Šiek tiek žinojom tuos skaudulius, kurie susiję su tuo, kad yra, sakyčiau, labai profesionalus kolektyvas susirenkantis ir galintis padaryti daugiau negu numatyta tokiai rajoniniai ligoniniai. Tai man jau teko šiek tiek kalbėti su ministrė, su ligonių kasų direktorium. Galbūt čia irgi surasim kokius nors bent dalinius sprendimus, kad tas jų potencialas būtų realizuojamas. Aišku, visiškai viską, kiek bedarytų, turbūt reikia tą balanso, nes lėšos yra ribotos ir kitose įstaigose, bet tikrai taip, kaip, sakyčiau, labai profesionaliai sutvarkyta vykdoma veikla ligoninėse, jai tikrai priklausytų ir didesnės pajamos ir apmokėjimas ir išnaudojimas tiesiog jų galimybių, nes nemažai žmonių kartais laukia eilėse, vyksta į centrus, o tam būtų galima čia padaryti, nes kokybė yra garantuota. Labą dieną. Sveiki, smagu matyti garbingus svečius. Labą dieną. Atostogų parke nesu niekada buvęs, aš kartais važiuoju į Palangą, tokia turbūt senos tradicijos, kažkada mažą vaiką atsivežė tėvai ant to smėlio, ant tokio rankšluostėlio pabuvom. Dabar aplankau vieną kitą įstaigą, praleidžiam keletą dienų su žmona atvykdami ar draugais, ir čia yra vėlgi puikus sukurtas toks centras, kuris tikrai, man atrodo, padeda ir gali dar daugiau padėti žmonėm išlaikyti savo sveikatą. Kretingos merą mačiau labai trumpai, tik kad nebuvom susiplanavę, kadangi norėjom labiau paeiti per įstaigas. Pamatyti, kaip žmonės gyvena, ar ne? Ar dalyvausit gruodžio 9 mitinge su žodžio laisvė? Gruodžio 9 dalyvausiu Seimo posėdį, nes vyks Seimo posėdis, kuriame priminėsim, ten pradėsim tą sprendimą dėl biudžeto priėmimo, tai aš būsiu savo darbo vietoje. O ką manot? Aš manau, kad mes palaikom ir palaikysim laisvą žodį. O direktoriaus kėdės prilipimas tai yra visiškai skirtingi dalykai nuo laisvo žodžio. Tai mes tą turim labai aiškiai atskirti. Ačiū Jums.